Žulikas atėjo. Darau, Ojei. Čia dar tik pradžia. Šitas žmogus šiandien sulaužys kulinarijos taisyklės. po švenčių, po žuvies reikia valgyti tą vieną. Nes. Čia, Tai taip nebūna. Nežinau. čia grinai armėniška tradicija. Kiek čia dar pasukimo liko? 3-4. Op. Op. Nu, kaip sakoma, nereikia mirt, kad nukeliauti rojų. O. Pusę metų laukiau šito. Žmogus iš Amerikos grįžo, kad... Na, puota. Čia geriausias naujametinis pietus, mano, kokias tai galėjo būti. Jeigu pradėt naujus metus, tai tik tai. Tikrai taip. Naujus metus neužsivilkęs palto, kai lijo Anglijoje lietus ir buvo baisiai šalta. Kuomet žydėjo dilgėlė. Sveiki bičiuliai, sveiki draugai, sveiki žiūrovai. Tai visų pirma, visus su naujais metais. Šiandien yra sausio 4. Biškį reikėjo man laiko atsigauti. Naujai metai buvo atšviesti labai linksmai. Ačiū tiems, kas priėjo prie manęs, kas pasisveikino, kas palaikė, parodė palaikymą. Tie, kas mane žiūri, tai supranta, apie ką aš šneku. Tai labai malonu buvo, kad tokie žmonės yra. Visus pamenu, nieko nepamiršau. Gavau vakar žinutę iš Veninpak, kad siunta mano jau atkeliavo. Bet vakar dar buvo sudėtinga ją paimti, tai darau šiandien. Pagaliau ir graži žiema prasidėjo. O, praleisim žmogų. Reikia būti keliuose mandagiem. Jeigu matot, kad reikia praleisti, praleiskit, negailėkit. Juk tai nieko nekainuoja. Žodžiu, toks vat dalykas. Pats nesu išmėginęs. Nieko negaliu pasakyti. Galėsiu patestuoti tai. Nu va. Užsidėjau, tai dabar realiai su juo ir filmuoju. Visai patogus dalykas. Nereikia telefono rankose laikyti. Tai... O, čia tai jau daiktas. Op. Op. Beliko dar pasiekti duris. O. Viskas žmoniškai čia padaryta. O. Viena koja. Čia labai svarbu, kai išlipi, neatsitrenkt su galva į duris. Tai toks antrą koją užsimeti, biškį paeini į šoną ir tada tik išsitiesi. Gražuolis. Tiesos akimirka. Op. Užsikurs ar ne? Ne, akumus išsikrovęs. Op. Čia būsis. Aš kai būsiu salone, pajung. Šitą. Ai va. Čia, bet matai, vienas kvadratinis, kitas apvalus. Tai pagal tas.
Ne, nu, su šito jau nešaut čia porą saulučių, tai būtų tikrai nuodėmė. Ojei. Žiūrėkit, kokios rankinėlės. Viskas dėl svorio. Taip, op, ir atsidaro. Nueinam, užmesim akį ir į šitą. GT2 RS. Jeigu reiktų rinktis tarp šito ir šito, ką rinktumės? Mano pasirinkimas būtų vis tiek šitas. Gerai, pažaidėm su žaisliukais, grįžtam prie darbo. Tai gavau dar vieną siuntą šiandien ir čia bus ta antra detalė variklio dangtelio. Tai negaištam laiko su atidarimu, važiuoju tiesiai į hidrostylingą, atiduodu jiem ir jie tegul daro irgi savo darbą, nes pabiškai jau laikas pradeda spausti. Geras pavyzdys, kaip atrodo prieš ir po. Gerai atrodo, šit man patinka. Ir gerai, kad palikom šitą vietą, žinai. O mes važiuojam su kartingais prisiliekti. Palauk, aš išeisiu, tu pasifilmuoju. Tai jau filmuoju. Jau čia bus paliubomu. Jau nieko nežinau, tai dabar labiau ne failing situacijos. Prisnyko. Atvažiavom. Sveiki. Mes kol kas keturiese esam, bet dar privažiuos draugų. Dažnai filmuoja. Duok linkėjimus perduos tavo YouTube kanalui pačiam geriausiam. Iš Miami. Kaip sakot? Tu čia važiavus? Ne. Tai tau reikia registruotis. Eik prie langelio. Prie langučio. Jis yra tualetas? Taip. Prasideda. Aš tu tai. Žulikas atėjo. Здорово, А kur Jungas nėra? Su pavarna. Per mažas. Va, Rudiko, ты откуда здесь? Пошел!
Vaiva trečią vietą čia. Jo. Rūdzinga Portugal Karpa. Kiek? Pala. Na 4 sekundai. Vaiva trečia. Aha. Aš nebėjau, sakant, 360. Bet faina, man patinka. Aš taip ir sakiau, kad tarp pirmos, antros Artūrkas turi. Bet kad jinai bus trečia, tai aš negalvojau. Visi Vaiva tvarkingai, su fotkiu viskas. O čia ne aš tai fotkinau tada? Ne, čia kaip jūs daryti. Ką pasakyt? Klausyk, iš karto jau ką. Jo, ant ką? Nu, bet kokius tai ten tipsus reikia, tipo ant tiesos. Prieš posūkį prilėtink greitį. Anksčiau, negu pačiam gale. Į 30 negalima šokti iš karto. Galima kažkaip pakeisti greitį? Tai 30 marką. Jau kažkas sėdi ten, supratau. Nu, karoči, gerai. Jie šiaip visi vienodai važiuoja realiai, jo? Panašiai, nu, matai, neįmanoma vienodai padaryti. Aišku, normalu, kad vienas geriau, vienas blogiau, bet sąlyginai panašiai. Gerai. Su technika pats supranti. Kada vienodai padaryti. Bandžiau pataisyti taip ir čia paspaudžiau 20. Nu, bet nieko, aš filmavo čia. Ir dar ten padėjom vieną. Čia faina, man patinka žiemą labiau negu vasarą. Žiauru, aš tai žinokit bijojau, bet dar paskui iš tą kamerą, kad yra berankaip gerai. Visi jau nekomentuoju. Ojojoj. Taip linksmai prasilėkėm iš tikro. Būtinai kartuosim, manau, sekantį savaitgalį. Tai jeigu sėdit namuose, neturit ką veikti vakarais, jiems siūlau lėkti į Plytinės kartodromą ir linksmai praleisti laiką. Tai jau ką, metai prasideda, sausis buvo, pradžia tokia sunkesnė buvo, po naujako atšvietimo buvo sunku grįžti atgal. Tai tik dabar pradedu pabiškį kibti į darbus. Kažko tokio su Marso garažė per tą laiką niekas neatsitiko. Tai realiai ateinančią savaitę tik pradėsiu normaliai kažką kurti. Šiai dienai tiek.